tau norėčiau papasakoti apie savo daugiau nei 10 metų paties paieškas ir patirtį dirbant su kitais žmonėmis per coachingą, treniruotės, konsultacijas. Visą tą patirtį aš sudėjau į dabar 3 dienų seminarą. Vadinasi, kelionė link harmoningos asmenybės. Aišku, tai yra kelionė, kuri keliaujama yra visą gyvenimą. Bet ką mes per šitas dienas galime išmokti? Viena yra svarbi dalis savo susidėlioti savo tikslus, savo vertybės, savo paskirtį. Ką tu nori čia sukurti, ką tu nori palikti po savęs tolimoje ateityje. Kai tu tai žinai, kita dalis svarbi, kas tave nuo to stabdo. Atrasti savo blokus, savo baimės, savo įsitikinimus, nuostatas, kurios neleidžia judėti pirmin ten, kur tu nori būti. Tam, kad tai suvoktum ir turėtum, yra svarbiausia atrasti, kas yra šeimininkas, kaip veikia tavo emocijos, jausmai, protas ir kūnas, ta sąveika. Kada tu šeimininkas sąmoningai, o kada tiesiog sprendimas įvyksta už tave kažkaip. Tuos pokyčius savyje atradus ir įvykdžius. Klausimas yra, kaip kis tavo santykis su kitais žmonėmis, tavo artima ir tolimesnė aplinka. Kokio santykio tu nori, kaip jį kursi. Ir visa tai esmė, kad tai taptų ilgalaikiais pokyčiais, ilgalaikiais tavo įpročiais. Bet nuo šiol yra kitaip. Teorijos nėra prasmės skaityti ir vien tik tai. Esmė yra žengti žingsniu. Jeigu tu nori pokyčio, tu turi žengti žingsniu. Žingsniai nebūtinai bus lengvi. Jie gali būti sudėtingi. Tam yra treniruotės. Yra metodai išbandyti šimtmečiais ar tūkstantmečiais rytuose ir vakaruose, kuriuos mes čia treniruosimės. Tu juos išsineši, pasimsi tai, ko tau reikia ir gali būti, kad šitos 3 dienos bus tolygios metams gal net ir tavo galimų paieškų. Prisijunk prie šito žygio. Gali nebūti lengva, bet bus verta. Iki susitikimo.